Sveiki, ir šiandien kalbėsiu apie žmonių tipus internete. Žmonių yra įvairiausių. Ir kaip jau pastebėjote, internetas tikrai didelė mūsų gyvenimo dalis. Tai mes praleidžiame ten tikrai begalę laiko. Ir tikrai, jeigu neturim ką veikti, tai bėgam internetą. Net jei turim ką veikti ir turim daug pamokų darbų, vis tiek bėgam internetą. Patikėkit, tai tiesa. Tai šiandien pašnekėsiu apie žmonės, kurie gyvena internete. Jų yra begalė, jų yra skirtingų žmonių. Tikiuosi, kad jūs atpažinsite save, savo draugus ir komentaruose parašykite būtent kokiam žmonių tipui save priskirtume. Gerą žiūrėjimą. Tai yra meme žmogus. Žmogus, kurio sienoje pamatysi tik naujausius, šviežiausius ir geriausius memus. Tu gali kiekvieną dieną užeiti jo sieną ir pamatysi tobuliausius dalykus, tobuliausius memus ir taip aš tokius žmonės stalkinu Facebook'e ir taip. Aš labai mėgstu memus. Deep žmogus. Žmogus, kuris mėgsta papostinti kažkokią gilią frazę, nors ta frazė būna iš tikrųjų be logikos. Aš esu menininkas. Aš menininkas. Aš menininkas. Aš menininkas. Aš menininkas. Sunki ta menininkų dalia. Grybauskaitė. Aš galiu dabar sugalvoti kokią logišką, gražią, deep frazę. Pavyzdžiui, medžiai ne medžiai, kai medžiai neturi lapų. Arba jei padažysi sieną, siena bus padažyta. Nu, tai sugalvok tokią frazę. Jei tu esi protinga, protingesnė netapsi. Ne, nu kažkokia logiška, nu. Deep frazė. Čia net žmonės, kurie postinasi tokius pick-up line'us ir šiaip fainus dalykus pas save sienoje. Pavyzdžiui, tavo akis kaip žibintai. Vienas dega, kitas ne. Bet dažniausiai tie būna tos deep frazės irgi dėmesiui, tai čia yra dėmesio queen. Giminaitė arba giminaitis arba bachuriukas, kuris nori tiesiog pasičiešint čiolių ir tiesiog meta tų mikasą, tų kasą tokių kietų frazikių, kad tipo jisai toks deep žmogus. Hashtageris. Tai žmogus Instagram'e arba Twitter'yje, net gal ir Facebook'e, kuris realiai viską rašo su hashtagais. Realiai, ta prasme, kelia fotkę, ten būtinai turi užtaginti Latviją, Lithuaniją, Estoniją, people, person, girl, boy, sunny day, earth, love, ten visokius karočią postina, bet kas laukti daugiau dėmesio, either like for follow, 50-50 ir kiti tie dalykai. Jūs suprantat. Ir žmogus, kuris, blemba, visiems nežmoniškai užkniso, nes supraskit, jūs niekam neįdomus. Žmogus, kuris kelia viską, ką suvalgė, kai suvalgė, kaip paši, kaip nežinau, kaip kažką veikia, kokį filmą žiūrėjo kine, su kokiu draugu susitiko, kokią sieną pamatė, kokį... Viską, absoliučiai ir blemba, žmonės, prašau, jeigu tu esi hashtageris, baig, arba parašyk man asmeniškai į Facebooką, aš tave ištrinsiu iš draugų, apmėtysiu tavo namus kiaušiniais ir ištrinsiu tave savo gyvenimą. Na gerai, juokauju tiesiog. Žmonės, nerašykit per daug hashtagų, nes tai be logikos, be ryšio, nes... kam? Hateris. Nesvarbu, kad tavo gyvenime viskas gerai, kad iš tikrųjų tu papostinai gerą dalyką, kuris iš tikrųjų visiems patiks. Atsiras tas hateris, kuriam tai nepatiks. Jam nepatiks neigiami dalykai, jam nepatiks teigiami dalykai ir jis tiesiog trokšta parašyti, kad jam kažkas nepatinka, nors iš tikrųjų net nėra pagrindo taip galvoti. Taip, tai yra jo nuomonė, bet ta nuomonė nėra argumentuota ir iš vis yra tikrai ta nuomonė visiškai nelogiška. Dėmesio queen. Tai panai, kurie dažniausiai kažkas kreipia dėmesį, bet tik iš pradžių, o paskui jį visiems atsibosta ir mes paspaudžiam tą unfriend mygtuką. Arba dar geriau blokuojam tiesiog Facebook'e. Nes tai žmogus, kuris niekam nerūpi, nes kiekvieną dieną maždaug skelbiasi viską savo gyvenime, kaip jam liūdna. O jei paklausi, kas atsitiko, jis parašo, ne tavo reikalas, arba nesiviešinsiu. Are you gonna run the marathon?
And I cross the finish line, drive out to Sonoma, and I take a sip. O ta fakuruokas ten, jeigu tu nenori viešintis, tai iš vis kam tu rašai tą postą? Šalčiūtė. Ką nerašė? Aina visą laiką skelbėsi. Bet jinai Ainai vlogus irgi kuria. Šalčiūtė. Jo. Plet, neužpesus, Justina. Tai ir ačiū, kad jūs nuostabų video, tikiuosi jūs suradote savo draugus, parašykite komentarus dar tipų žmonių internete, paėmiau pačius tokius labiausiai gal nusibodusius arba tokius ryškiausius. Tai ir dar kartą ačiū, kad žiūrėjote, paspauskite simboliškai 1550 laikų. Susitiksime jau kitą pirmadienį, arba jeigu video keliasime pirmadienį, tai susitiksim greit, nes aš keliu video dažnai. Nepamirškit spausti subscribe, surinkam 40 000 prenumeratorių, nes tai yra labai daug ir tai yra labai arti. Ir ačiū jums, kad mane palaikote. Iki! Adios! Lauk. Ką tu darai? Nu kam? Все, filmus. Kam? Aš nieko nepadariau. A man po... Kokia tu pilka.